Mes esame Naujosios operos studijoje ir čia pradedame savo veiklą. Man operos žanras yra apskritai vokalinė muzika, kamerinė vokalinė muzika, muzikinis teatras, ypatingai svarbus kultūrinis fenomenas, kuris gali apjungti daug žmonių. Oi, man labai patiko, tai yra įspūdis, tai yra video projekcijos, tai yra bendra nuotaika, tai yra visas tas trejetas nuostabių, tikrai talentingų menininkų. Tai patiko, man labai patiko pati atmosfera ir studijos idėja, ir patiko koncertas. Labai smagu susitikti žmonės iš įvairių sričių, kurie džiaugiasi klasikinę muziką. Opera visą laiką buvo klubas, intelektualų klubas, kuriame susitikdavo tie patys aktyviausi visuomenės žmonės. Tai Naujoji opera yra apie tai, kad žmonės vieni kurtų, kiti žiūrėtų ir toje bendrystėje gimtų bendruomenė. Toks siurprizas buvo visiškas, labai džiaugiuosi už Joną ir man labai malonus vakaras. Aš tikiuosi, Jonas dar mus pakvies. Tai tiesiog džiaugiuosi, kad atsiranda naujos iniciatyvos, kad jauni žmonės stoja, daro ir kūrė gražius dalykus. Šiandien vyksta atidarymo renginys, paruošėm nuotaikingą programą, kurioje skambės tik Geršvinas. Tai bus puikus, nuostabus koncertas skirtas mūsų draugams ir skirtas pažymėti tai, kad va čia, šituose namuose, nuo šiol bus ir muzika. Ypač man patiko tas Dariaus atliktas kūrinys, paliko labai didelį įspūdį, kiek jis atidavė energijos ir savo profesionalumo. Buvo tikrai malonu klausyti, žiūrėti ir tikiuosi ateityje plėsis ir galbūt netgi išaugs į antrą Opera House, tai to ir palinkėsiu. Reikia Naujos operos dėl to, kad mano koncepcija yra sukurti integralią operą, kuri tai nėra vien tik tai statyti didelės operos, kuriuose kūrėjai, dainininkai gali atsiskleisti ir melomanai gali pasiklausyti. Man įdomu ir aš aplinkui save renku bendruomenę, kuriems įdomu menas, kuris gali kalbėti apie svarbias problemas, kurie gali edukuoti žmonės ir žmonės apjungti. Tai visų pirma, jaunų žmonių inspiravimas, kvietimas juos čia groti kartu, koncertuoti, repetuoti. Todėl mes norime pakviesti kreatyvius žmonės susijungti ir pažiūrėti, ką mes galime kartu. Ir tą, ką kūrėjai šitos operos studijos numatė ateityje, ypatingai siejant su edukacija, tai yra labai reikšminga. Tai yra tai, ko reikia šiuolaikiniai visuomeniai, šiuolaikiniai kultūrai. Norime, kad tame jaunieji menininkai turėtų vietą, norime, kad profesionalus menas galėtų rasti daugiau kelių į mūsų širdis.